Trečią energiją turinčios moteris, jos labai savo blokuoja pinigų srautą, savo pinigų potencialą, tai būtent, kai jos nueina vien tik tai motinystę. Kai jos atsiduoda 100% vyrui, vaikams, save visiškai užmirždamos. Lygiai taip pat moteris trečios energijos turėtojas, kai nueina vien tik tai realizacija, užmirždamos šeimą, jos blokuoja savo pinigų potencialą. Jos turi atrasti būtent balansą tarp šių dviejų dalykų, tai yra labai svarbu. Labai svarbu, kad moteris save būtent realizuotų per kūrybą, kad jinai uždirbtų pinigus lengvai. Jinai negali būti priklausoma nuo vyro, nes jeigu jinai nueina vien tik tai motinystė, jinai tampa priklausoma nuo vyro, jinai ne tik savo blokuoja pinigus, bet lygiai taip pat ir savo vyrui, savo antrai pusiai. Todėl nenusteb, kai tu sėdi namuose, tu prižiūri vaikus, taip toliau, tavo vyrui vis blogiau ir blogiau sekasi.